kaip skrandis sustoja. Nefunkcionuoja. Nu tai va, koks video išėjo toks. Labuka. Štai ir mes. Sugrįžom. Netikėtai visai. Visai Naktį netikėtai. atvažiavom čia. Nu, Ką čia klausė jiems? klausė. Balta. 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 Šilta dar net. Net katus. Net. Sulytą pikuriantą. Nu. Nu ką, sugrįžom į šiltnamį. Šiandien turim penktadienio vakarą. Jo. Pasidarėm sezoną atidarimą. Taip ir nuo penktadienio atvažiavom čia biškį. Sesė sakė, trūkst indelių dagaminti reikia. Tai biškį taip lengvai pajudėsim. Sesės, kestukas sesė, va, prisodina savaitės vidury. Jo, čia. Čia auga, ten auga. Ai, čia žodžiu, dar nerodysiu. Atsibuosim čia jas. Čia dar tą augimą rodysim ir rodysim. Norit to ar nenorit. Ne. Nu ką, einam pasimti, plėvelę atsivežėm. Pečių kaip reikia. Jo, užsikursim pečių, jau temperatūrikę pažiūrėjom, dabar atvažiavę, nukrita iki 15 laipsnių nukrita. Nu, kadangi čia vis tiek biški dabar dirbsim, gaminsim dar tos indelius, kiek trūkst. Tai pasikursim tuo pačiu. O lakis žvairas paliks. Jo, einam dar pasimsim. Čia jau visokią dar velnę biškį atsivežę turim. Plėvelės, nu nebeturėjom senos plėvelės mes jau. Gaminimų indelių, tai užvažiavom į prekybcentrį ir pasėmėm tokios. Va čia buvo akcijikė, stabilizuota 200. Nu šiaip labai gerai, nu lengvai indeliai daros. Tai aš tai buvom nusipirkę, nefilmavom, 125 sumokėjom už metrą 2 eurus apie 20. O čia dabar pasiėmėm 200 mikronų ir kaina euras 97. Jo. Ir, nu, iš ten su ta plonesnė irgi gal pilnai gaminti, viskas yra gerai, tai indeliai, viskas yra gerai, bet jeigu gauni va tą storesnę, sakykime, už gerą kainą, tai, nu, ir žymiai maloniau gaminas indeliai, žymiai gal, ne kad žymiai, bet, nu, kažkiek procentą dalį, tai tikrai greičiau. Nes jinai yra storesnė, patogiau paimti, tvirčiau laikos, tai jeigu kas gaminsit, tai ir turit galimybę kokį nors seną šiltnamį, kaip mes ką darėm. Visokių senų šiltnamių buvom prisiardę, plėvelių pasilikę, tai mums iki šiol buvo jų užtekę, o dabar, nu, gavom nusipirkti, nes nebėra iš kur. Aišku, galėtų pirkti iškart gatavus, bet... Nu, gatavi išeis brangiau. Kol kas, sakykime, mums dar tas šis variantas netinka. Tai jau prasimušė. Ne, dar einu parodysiu dar vieną. Tai plėvelė indeliam. Čia šiaip šlangė atliekama iš palaistymui. Ir čia va yra putpas. Čia yra pamatinis. Pirkom 3 cm. Irgi akcija, atrakcija. Nu, žodžiu, neištrauksiu. Akcija, atrakcija. Tai va, irgi pirkom jį, pirkom tam, mes jos dedam ant žemės. Va čia va tie, kad neįtų vis tiek, kaip bebūtų, šiandien šilta, rytoj gali būti nešilta. Nors dar rytoj turbūt šilta, nes Šulija sakė. Tai viskas gerai yra, kai šilta, o kai šalta, jeigu tenai biški daugiau užšal, kad žemės neįtų ta šaltis, tai mes esam va juos padėję po čia. Tam, kad, nu, vis tiek, neįtų šaltis. Patarimą kas davė? YouTube kanalas Aš ir Jūs, linkėjimai. Tai va, ačiū už šitą patarimą, mes jo tikrai pasinaudojom. Kaip ir bet kuriuo gerų patarimu mes visą laiką visų naudojamės. Apie agroplėvelį irgi patarimą gavom. Jo, viską išbandom. Kokią nusipirkti. Kažkur gal kažkiek įdedam savo. Ten, nu, bet jo. Ačiū visiems už viską. Ai, apie tą ką laivą daryti irgi ten, nu...
Nu jo, Gali nu, stovėti. viduosi, kas matėt, kas nematėt, netryniau, galvoju, ai tiek to, palikim šitą, tegu jisai būn. Bet, nu, apsisprendėm, nu, kameros nebus. Taip. Tai va, gyvai, kaip Gyvai sakant, pafilmuosim. turit atvažiuoti ir pasižiūrėti mumis gyvai, jeigu norit taip. Ką darom. O taip daugiau vidosikus, nu, gaminsim, kiek išeis mums tiek gaminsim, stengsimės nesikartoti. Ne, gal bus ką įkartusimės, gal biškai kitaip šnekėsim. Žinai, aš taip galvoju, žmonės vis tiek Kol linkę užmiršti, kas buvo ten anksčiau, prieš metus laiką, tai gal. Ne, kol nenusibuosim, tol filmuosim. Kai Jo. pradės žmonės nebežiūrėti, suprasim, kad nebereikia taip dažnai leisti video ir viskas. Tai va, Kol įdomus, Gerai kol sakai. mes būsim. kurį kada būtų tilptumėm. Aš taip žiūriu, žandukai kažkur raudoni, kol da jau matyti iš kambario iki šiltnamio biški vėjas. Jo. Tu irgi biški kažkoks rausvas. Ar rimtai? Vėjas labai toks. Pažiūrėk, kaip plevelė duzina. Nu ką, gerai, bandom mes pasidarbuoti. Prisijungsim turbūt, gal šiandien, gal rytoj. Mane, šį Surasa. banan. O, kaip gerai matos, čia vadinas, kai yra geras drekinimas. Va šiandien vakarui va tiek va pasidarėm dėžučių. Skaičiuot. Neskaičiuok, paskui paskaičiuosim, sakėm, susimesim. Kol tu pasakai neskaičiuot, aš jau skaičiu. Ne, nu vis tiek visą plevelę reikia išnaudoti, paskaičiuosim, kiek išeina. Kiek savikaina gaunas plevelė. Gaunas. Nu, šiaip įdomu, gal rimtai, gal apsimoga labiau pirkti, nusipirkti indelį, negu jį gamintis. Tai va, nu ką, šiandien užteks jau dabar 10 vakarą, susirenkam tuščią tarą ir namo, ne? Taip. Jo. Į pečiuką įmetėm alkyčių, biški vėliau užeisim, o, sutema. Viskas sutema. Viskas sutema. Gerbėmiai. Gerai, nematau kur duris. Čia užkabintas. Jau nebesirintuoju savo namus. Užkabino, uždarė. Oho, Šviesa. Koks maladės elektrik šviesą padarė. Čia aš jeigu ką. Normaliai. Viskas gerai. Sikūrėm traktoriuką. Po žiemos miegą. Iškai mėginsim lėkštės išsitraukti. Lėkštikas prisikabinom. Bet biškai kaip jud. Lėkštis. Ne, mums tą reikia, kad susivežti. Jo. Nelabai žinom, kaip čia jisai veržės. Ne, tai tu turi pirmą tą atveršti, nepaverškite. Dabar čia nelabai matos, bet kai pasikeli į viršų kledaruoja čia tarps. Galvom, čia tas centrinis varžtas turbūt suveržės visas į krūvą. Teoriškai. Praktiškai neįsivaizduojam, nebuvom tvarkę. Nebuvo reikėję dar. Na, to vis tiek turėtumėm išsiaiškinti. Ne. Ar kaip čia dabar daryti? Važiuoji, ras net, nieko nesmink. Ilginti reikia. Kai sutrumpini tada, ar sutrumpini tada tas geriau tada eini. Tai gal trumpinti pradžiai pabandyti. Pažiūrėk.
ten papildomą svorę dar uždėti ant viršus. Sakiau, kad pilnos nereikia. Dabar pėlį imsim atgal. Daugiau negu pusę susodinam. Gal pusę. Truputuk. Kad čia tie du durniai sumasė, čia bulvės kovo 29 sodinti. Taigi nušals kesti. Šildymą jau. Reikės ten apratėm ten tą. Už ką reiks galvoti? Toros? Taip rankos, nebekiš. Nepasisekė. Gal nueit pažyt kažką plonesnio. Jis neįs paviniot, žinai. Net sklandumai. Nu va taip va. Ir bulvikės pasodintas. Nedaug. Nedaug. Kas gausis? Nu, pabandymui. Pabandymai. 3 vagykės va tokias. Kaip visada, savam stiliui biški kreivas. Bet bulvės geriau buvo. Taip. Jau čia įrodyta. Technologija. Ja. Biški pasportavom. Iš po žiemų šią. Du lašinius prajudinom iš po žiemos. Gerai sakai. Nu ką, reikia pastatyti traktoriuką į vietą, susirinkti šiukšlikės. Ir diena bus užskaityta mūsų. Opa. Nu ir jėga. Nu, nenuvirš kaip tai. Labuką? Varyta. Nu ką. Pasidarbuoti. Jo. Išrūgame. Truputuką šiandien. Piečiuk šilts dar, viskas gerai. Dar madžarijų yra, bet man net per šiltą čia dabar dar iš tikrųjų bus jau. Bet šiandien mat ir vėsiau bus, nebus taip. 22. Pakilo. 21, 22. Iš piršinės palikau. Ate. Tai aš palauk, einu irgi. Čia. Ai.
Kiek to laiko aš patvarkysiu biškį čia. Turi nešti malkų, keičias mainą. Daržinės gal kėdas parnešį padėti kampiuką. Draugai, jeigu užėjus didesnį šalčiai, jeigu čia vis tiek šilnami, gal geriau čia negu lauk. Kaip sakai? Nu ką, jo ten šilumų daugiau. Saulė šviečia viską. Tai jis tą sakė, kad tenai tokia. Jeigu pakeisti. Neaukštą, nepatogas. Tai gal bus. Ai, atsisveikinsim. Gal einam į lauką atsisveikinsim. Nu, einam į lauką atsisveikinsim, čia šilta viškava. Čia gal šiltnam važinti. Nori čia, prie malkų? Aš prisėsiu siek sensas. Pasėdėk. Reikės dar. Nieko užteksim. Nežinau, kaip bus ir. Na, va, ir patys. Nu, žodžiu, susėdam atsisveikinti. Ištirpom ten, tengi pirtis. Ne, plonai pirtis galėtų vanas pasimt varyti. Nes atrodo, saulės nėra, bet šilumos daug. Tai tie pečius, kai tik 5 valandą, kurianau paskutinį kartą, rankas neįpridėti. Žaryjų nebėra, bet visas dar karštas, laikos gerai. Karštas ir vanduotas, kai tik ant pečiaus, kur irgi visas karštas, šilumos duožas čia viskas. Nu tai va, koks video išėjo toks. Nu, lauksim jūsų verdiktą, koks video išėjo. O tam Gerai ar blogai? Tam kartui tiek. Ne. Okay. Ir dedam laiką!